10 priežasčių, dėl kurių tu privalai dalyvauti krikštynuose. Pirma, jei nedalyvausi krikštynuose, nepaliksi savo tinginio bambos nuo žemės. Nepaliksi ko? Palaukis ausis nevaryvas nulį, sakiau tinginio bambos. Antra ir svarbiausia, nedalyvaudamas krikštynuose, po to gali netyčia nusiversti nuo laiptų. Trečia, nes tik nedalyvaudamas krikštynuose gali po to likti šlapęs, nors lauke ir nelyja. Kad nusiplautum savo nedalyvavimą nuodėmę, netašytas nulį. Ketvirta, nes studentas taip ir liks žodis girdėtas rudenio arimuose. Runkelas. Taip. Penkta, ir labai svarbu, tu taip ir neišmoksi dirbti komandoje. A komanda. Ta pati. Šešta, nes nedalyvaudamas krikštynuose, praleistos adrenalindozės neįgaus net bandydamas pasimylėti su širšiu aviliu. Kalva. Septinta, nes nedalyvaudamas krikštynuose prarasi galimybę paganyti ne tik akis, bet ir rankas ten, kur nesueina. Kur? Spamatys krikštynuose. Aštunta, nes jei nedalyvausi krikštynuose, neturėsi galimybę sudalyvauti jėgiškiausiame after party. After kur? Party, tu žalčio kanopa. Devinta, nes jei nedalyvausi krikštynuose, taip ir toliau liksi įsikibęs savo mamytės sijono. Mama. Dešimta, ir svarbiausia, jei tu nedalyvausi krikštynuose, tu amžinai liksi apskritas ir didelis nulis.